Sveiki, mielos moteris, mielos merginos, malonu Jūs matyti pas mane svečiuose Taro kortų būrime, nes kiekvieną kartą paspaudę būrimą Jūs ateinate pas mane į svečius. Ir Taro būrimus darau toms moterims, kurios neturi šiuo metu galimybės sumokėti už privatų būrimą arba tos, kurios nori čia ir dabar greito savo atsakymą. Bet visada jums sakau, mielos merginos, mielos moteris, jūs galite atidėkoti man, tai yra paspaudę raudoną mygtuką prenumeruoti ir šalia jo atsiradusi varpelį. O mes žiūrėsim vyrą. Mes pažiūrėsim vyrą. O tema bus tokia. Ar suves likimas vėl jūs kartu? Pažiūrėsim, ar suves likimas vėl jūs kartu? Kaip jums seksis? Ar suves? Pažiūrėsim, ar suves. Na, ką aš galiu pasakyti, merginos moteris. Teisė jisai jūs labai, žinokit, turi tą kartelę, žinokit, nuoskaudos, taip? Ir teisė, gal ir jūs jį teisėt, žinokit, nes čia bendra tokia korta išėjo ant apibendrinimo, žinokit, turit jūs viens kitam kažkokios nuoskaudos. Tai aš ką galiu pasakyti? Ką galima pasakyti? Ką Taro kortos sako dabar jums? Neteiskit ir nebūsit teisiama. Nu, čia jūs dabar apie tai žinot, o ar jisai apie tai žino? Ar suves likimas, ko galima tikėtis? Žinokit, taip galiu pasakyti, perspektyvų yra pagal jau šitą kortą, nes gyvenimas turi tokių tikslų, žinokit, jums. Tokią dovanėlę suteikti. Taip turi. Taip turi. Bet vat klausimas, ar jūs arba jisai priimsit tai, suprantat? Matot, gyvenimas tai siūlo jums. Taip, darykit, pabandykit. Netgi sako jums taip gyvenimas. Taip, pabandyk, paskambink jam, parašyk kažkokią žinutę. Duok kažką žinoti jam. Arba jam gyvenimas sako, tai pabandyk, juk kažkada jinai tau tiek rūpėjo, jūs tokie buvote laimingi, pabandyk, va gyvenimas sako pagal šitą kortą jam, pabandyk, paskambink jai, parašyk laišką, parašyk žinutę. Ne, va, sėdi svarsto, va matot, ką jisai daro, sėdi svarsto, žinokit, o meilės tai yra. Yra dar, ugnelės tai dar yra, o pats sėdi svarsto. Merginos moteris, dar noriu pasakyti, rašykite komentarus po šio YouTube video. Būtinai YouTube rašykite komentarus. Būtinai. Kam tinka, kam patinka šis video, nes aš tokiu būdu žinosiu, kokius būrimus jums kurti ateityje. Būtinai rašykit komentarus. Tikrai laukiu jų ir labai netgi laukiu. Žiūrėkit, karalienė žezlų, ojojoj, kaip įdomu, oi, koks įdomus gražus būrimas, nuostabus. Dabar žiūrėkit, ką mes apie jį galim pasakyti. Merginos moteris, matot trikampis, matot velniukas. Ką galiu aš sakyti? Matyt, kažkas išsiskyrėt per karalienę kažkokią žezlų, per intimų jo dalyką. Norėjo vaikinas, vyrukas, kaip aš jums tai pasakysiu, velniukas jam sumaišė visą jo gyvenimą. Va, matot velnius, sumaišė per seksą savo, va tuo momentu. Ir va šitą karalienę žezlų, sekso karalienę, vienu žodžiu galima pasakyti. Ir va, gavosi toks trikampis, matyt ir išsiskyrėt, taip, dėl šito va. Ir permainos iš karto atėjo. Nu viską, Taro kortos kaip yra, taip ir va, iš karto jums ir pasakė. Visą jums sudėlionė. Žiūrėkit, koks velnias. Va, sėdė, tas velniukas pas jį viduje, jis sumaišė. Ir jums, ir jam visą gyvenimą. O dabar, ką dabar? Dabar va, sėdė ir teisė, kad jūs čia kalta. Tai žiūrėkit, o dabar merginos moteris dar galiu pasakyti, jeigu jau matote tokias perspektyvos, kad tas vyrukas, kaip jau ir galbūt kažkurioms ir parašė žinutę kokią, gavot pirmą žinutę kažkokią ir nežinot, galbūt netgi atsakėt jau tą žinutę ir nežinot, kaip toliau elgtis, taip, ką galvoti apie jį, tai aš galiu pasakyti taip.
Reiškia, patikrinkit vyruką, nes gali būti trikampis pas jį. Vis dėlto gali būti jisai ir turėti kažkokią moterį. Aišku, laimingos galit būti jūs labai stipriai, kad jisai jums parašė, paskambino, bet žinokit, patikrinkit. Patikrinkit, nes iš karto išeina kortos, jau matau, kad vis dėlto laukia, ko jisai čia laukia dabar. Ai, norės, žinokit, situaciją tokią padaryti, suprantat, pakabinta. Jūs jam atsakysit, žinutė jisai gaus, bus aišku, norės jūs va taip, kad jūs tokia būtumėte, o jisai paskui, ką nori, tą daro, suprantat? Va, surišti jums, kaip sakant, rankas akis, dūmų prileisti jums į akis, o jūs paskui stovėsit, lauksit jo. Lauksit jo, nes jisai vis tiek, aš jums pasakysiu taip. Įdomus toks vyras darys taip, kaip jam naudinga. O jam naudinga, žinokit, bus kol kas, aš negaliu pasakyti, kad jisai tai darys, žinokit, piktybiškai. Gali būti paprasčiausiai, jisai tikrai nori su jumis būti ir draugauti, o pavyzdžiui, ta karalienė žezlų trikampiukas tas, jinai gal jam neduoda ramybės, suprantat? Prilypo jinai ten ir neduoda jam ramybės, o jisai gal nori ją jau, kažkaip atsikratyti. Viskogi būna gyvenime, suprantat? Tai jisai ir norės taip, kad jūs prilaikyti prie savęs. Galiu pasakyti taip, gal vyras norės kažkokios irgi, neapsigaukit, savo širdeliai atgaivuos su jumis. Suprantat taip, kad, oi kaip gera, faina pas ją atvažiuoti. Va taip, va. Pažiūrėsim, ką toliau kortos rodės. Ką galiu dar pasakyti. Sprendžiai, jisai čia įsivaizduoja iš save magas, kad jisai pagal magą, matot, mago kortą, nori tokių magų būti, nori valdyti visą situaciją. Nekvailas vyrukas žino, kur jisai eina. Žino, labai apgalvoja visą situaciją, labai viską apsvarsto. Kas čia dabar per mėnulis, jam čia dabar... Taip. Ką galiu pasakyti? Jisai savo svarsto, bet kaip aš galiu pasakyti, kad pribijo jisai, nežino jūsų reakcijos, galvoja, kaip čia jinai dabar reaguos į mano visą šitą cirką. Įdomu, pažiūrėsim, kas čia toliau, ko laukti, ko tikėtis. Pažiūrim, ko laukti, ko tikėtis. Nori jisai tų laimėtojų būti, nori patenkintų būti kaip katinu. Bet suprantat, to patenkinimas čia toks savanaudiškas, gal netgi pasakyčiau daugiau. Savanaudiškas, dėl savęs, suprantat? Nori laimėti, nori su jumis būti, bet, dėl savęs. Kol kas dar dėl savęs, kad pačiam būti patenkintų. Bijo, aišku, prarasti jūs, bijo. Bijo, labai bijo, žinokit, bijo, kodėl jisai bijo taip stipriai. Ai, bijo, kad jūs jam galit atsakyti. To jisai ir bijo. Bijo, kad pasakysit ne. Kur buvai, ten ir eik. To jisai, žinokit, ir bijo. Bijo, kad jūs jam taip atsakysit. Merginos, moteris, kas norit privataus būrimo pas save, pas mane ateikit, skambinkit telefonu nurodytų po šio video YouTube'e arba junkitės prie mano grupės Facebook'e. Ir mes pažiūrėsim viską išsamiau. Pažiūrėsim šitą vyrą. Žinokit, reikia pažiūrėti perspektyvos. Vis dėlto, ką jisai iš tikro galvoja. O aš tik galiu jums padėti tom, kad palaiminti šitą būrimą taro dėl jūsų. Ir palaiminti, kad jums viskas užsibaigtų ko puikiausiai, kad jums, žiūrėkit, palaiminu, kad jums užsibaigtų viskas ko puikiausiai, kad jūs liktumėte tą protingą moterį, suprantat, gudri, protingą, nuoširdį, neišduokit visų savo paslapčių, kad vis dėlto jūs su juo susitiktumėt, linkiu, pagal šitą kortą, kad jis jūs surastų,
kad ir jam pasisektų ir kad jūs pamatytumėte iš tikro visą tiesą. Matot šitą kortą, čia pilis griūna, o kol kas dar nėra tvirtų pamatų. Bet žinokit, artimiausių metų aš dabar šiuo metu linkiu jums, kad jūs pamatytumėte visą tą tiesą iš tikro, ko jisai nori iš jūsų. O giliau, aš kaip jums ir sakiau, galit pas mane užsakyti privatų būrimą ir mes pažiūrėsim. Ir mielos moterys, tikrai žinokit, kas žiūrite mano taro būrimus, žinokit, tokiu būdu jūs tikrai gerinate savo gyvenimą, tikrai pastebėsite, kaip jūsų gyvenimas keisis tik į gerą pusę. Tik į gerą pusę. Ir būtinai, žinokit, atidėkokit taro kortoms ir dėkit like po šio video YouTube, prenumeruokit ir rašykit komentarus. Aš jų labai laukiu. Iki sekančio būrimo jums. Viso ko geriausio.